garso rodo. Sveiki, Kauno studentai. Sveiki jiems prijaučiantys. Kaip netikėtai beskambėtų, būkite sulaukę šventų Velykų. Iš tiesų šiais metais gamta mums padovanojo išdaigą. Ir mes šiandien antrąją Velykų dieną jai atsakysim tuo pačiu. Jeigu ji pasilinksmino ir pridrėbė mums sniego, kurio nebuvo per Kalėdas, mes irgi išsikausim ir jaunatviškai šiandien švęsim šventas Velykas. Jau tradicija, kad čia susibūrė Kauno miesto studentija. Šiais metais jis skelbia, kad ji yra vieninga. Iš tiesų taip ir yra. Prie Kauno technologijos universiteto šiais metais prisidėjo ir Vytauto didžiojo universitetas. Taigi visas miestas, šiandieną visas jaunas miestas pasiruošęs švęsti ypatingai. Kauno studentai yra pasirengę pakartoti pernykštį žygį per Laisvės alėją, ridenant šį įstabaus grožio ir dydžio savo rankomis suręstą velykinį margutį. Velykinio margučio ridenimas yra kvietimas nubusti. Aš noriu tikėti, kad kartu su jumis, mėly kauniečiai, šiandien ridenamas šis margutis pakvies pradėti gyventi kitaip. Pradėti gyventi vasariškai, pradėti gyventi žydint šioms liepoms sužaliuojant. Aš noriu tikėti, kad nuo šiandien mes duosime startą nubusti ir atbusti.